Nepasiklysk. Aš grįžau. Aš negaliu patikėti, aš grįžau. Ar jūs galite patikėti, nes aš tai ne. Jo. Su 12 klasės recapą, nes, jo, aš nusprendžiau, kad aš noriu tai dėsti, bet mokslai, aš tokia moksliukė. Tai, jo, tai aš nusprendžiau, kad tęsiu toliau. Žinot, jūs man kompaniją palaikysit, kaip aš savo studijose gyvensiu, žinot, savo studijų laikai ruošimasis. Ir tiesiog day in the life, pavyzdžiui, esam suplanavę su draugais kažkada varyti šią vasarą į Estiją. Tai iš to irgi video bandysim padaryti. Tai tokį mažą recapą be mokslų mano 12 klasės. Turiu visą sąrašėlį, bandysiu nieko nepamiršti. Ir jo. Persikėliau kitur, nes mano laikiklis nukrito. Jo, tai labai fainas kampas čia. Jo, taigi. Aš 12 klasėje bandžiau kuo daugiau, kiek atsiminiau, nufilmuoti. Tai toks, jo. Bet prieš tai reikia, aišku, update'us nuo mano praeities ir kas dabar. Nu, tai čia, aš manau, čia yra aišku. Mes tokia dar vis draugės. Kaip gyvės negalėtum būti. Žinot, through hell and back. Taip pat, kadangi aš 11 klasėje nefilmavau, kiek atsimenu. Ok, persikrušiu į kitą vietą, nes ten atėjo žmonės ir aš labai nenorėjau, nes jis šiandien netoli mano mišinas buvo. Jo, taigi, jo, kaip sakiau, turiu antrą pusę. Ok, jo, tai vardas Karolis, įmėsiu čia kelias mikrofonėlis. Jo. Ir dar vienas update'as, čia iš karto pranešu. Jo, mes jau mes jau metus su viršum esam kartu, jeiką. Ir dar vienas dalykas, mes turėjom prie mūsų draugystės, mes su Gerda dažnai bendravom su Ąžuolu. Ir kaip bus aš susimetė, kas realiai nuo pradžios mūsų draugystė su juo, aš jau juos šipinau, aš jau juos, jie jau man buvo kaip pora. Tai jo, jiem biškį ilgiau užtruko, bet vis tiek. Sveikinu jūs, aš labai džiaugiuosi. Jo, ir jie žiūrėjo šitą tai. Hi guys! Tai va. Jo. Gerai, tai šitas mūsų porelės, čia realiai mūsų branggrupas, mes visada kartu, mes toks didelis branggrupas, pas mūsų susitikimai šiandien tiesiog double dates. Ir aš ne prieš, būti tarp 3 žmonių, kuriuos aš labai myliu, aš ne prieš. Jo. Taigi, aš čia nežinau, ko pradėti. Man labai patiko 12 klasėje ir 11 klasėje, man labai patiko Sūduvoj mokytis. Man Sūduva patapo kaip antri namai tikrai ir aš labai myliu Sūduvą ir aš jūsų tikrai labai pasiilgsiu. Ir aš tikiuosi, kad aš atrasiu vėl tokią vietą, kuri man bus antri namai. Nes jau aš dabar net apsiverksiu, kalbant apie tai. Tiek daug gerų pažinčių, nors ir su kai kuriais nebekalbu, vis tiek tai buvo patirtis, vis tiek tie momentai su jais vis tiek buvo smagu, tuo metu buvo smagu. Ir aš tik labai dėkinga visiems žmonėms, su kuriais aš susipažinau. Jo, aišku, visko buvo gero, buvo blogo, visokių įvykių buvo, bet jo. Taigi, galvojam. Ko čia prie? Na tai, kaip 12-okai mes turėjom mokytojų dieną surengt, tai jo. Nežinau, kas sakyti, aš turiu video, jo. Mes po šią mokyklą mes realiai su Gerda buvom tos atsakingus už kaip deklaruosim ir tada įdarbinom visus žmonės daryti, nes realiai, tipo, jo. Baby, this I want me want you.
Combine up your tight pussy pan a cocky ya. Long till it bend like banana. Combine up your tight pussy pan a cocky ya. Long till it bend like banana. And then you turn back with your girl, sit down pan it. Let me push it in a every song corner. Combine up your tight pussy pan a cocky ya. Long till it bend like banana. Your body good, me up it and coat it. Come in and make just so no ask about it. Wind up your body, make me get your team fit. The bed in the room, but no ask about it. Like you said, me and give your girl sit down on it. Up in the bench and make me start it. But if it is a land, me I go park it. Left it a carnation in the market. Wind up your tight pussy from the cocky up. Long till it bend like banana. Wind up your tight pussy from the cocky up. Long till it bend like banana. And then you turn back with your girl, sit down on it. Let me push it in a every song corner. Wind up your tight pussy from the cocky up. Long till it bend like banana. Balance, go on your 2 pint, 2 pint and 2 hands. Missionary woman. Vis tokios meniškos, tokios kūrybiškos. Tai va, tai mokytų dieną pušiai, mokytų dieną žai fanai atšventėm. Jo. Tiek galiu pasakyti. Karolis vaidino, tokį klipą neturiu. Gaila. Man lyg nuotraukas turiu. Nežinau. Tai va, dar buvo, taip pat mūsų buvo mokyklos 50-metis, mūsų 50 buvo, tai vyko šiandien, kurioje aš dalyvau šokau. Ir man lyg palašti, net nesimanu dainavo, ne. Nes reikia nesumaišyti su šimtadieniu, bet vienu žodžiu, žinau, kad tikrai šokau ir turiu klipų, kaip šokau. Toliau, nauji metai buvo atšvęsti mano namuose ir man labai smagiai buvo, nes aš turėjau kojos operaciją. Dabar nelabai parodysiu, kur ant kojos, nes nelabai patogi vieta, nelabai patogi pozicija būčiau. Bet jo, čia žinau, dabar kaip koja ir pirštas, ir ant kairės kojos. Ir va šitoje vietoje aš turėjau guzą ir man jį išoperavo. Ir aš kelias savaitės negalėjau, vaikščiau su ramentais, paskui pratinau savo koją vaikščioti, tai toks buvo prisimint reikėjo. Tai jo, aš naujus metus atšvenčiau su ramentais, nuostabu. Ir su savo mylimais žmonėm, namuose su Gerda, Ąžuolu ir Karoliu. Tai va. For a sec, you fretted me up so we could connect. And what are the odds? You send me a text and then the next thing I know, I'm like, manifest. That's your oversized. I digress. Got me scrolling like out of breath. Got me going. Koks smagus gyvenimas. Taip greitai eina tie metai. Ką aš esu pasirašęs, aš spėjau, aš pamiršau pasirašyti gal. Tai, aš žinau, kad tikrai vieną dalyką taip pamiršau, bet šimtadienis. Ok, aš dėmesio auka ir man reikia dalyvauti visur. Tai labai smagu buvo operacija, kai jau artėja šimtadienis mano operacija ir aš šok negaliu. Bet nieko, aš greitai dėl to pradėjau, aš save, žinot, reikia pradėti vaikščiot, tai pradėjau vaikščiot, save biškį kankinau, biškį skaudėjus, kad vienas mano koja atprato vaikščiot. Tai ir per šaukų repeticijas aš juose būdavau, aš pirmas 2 savaitės man to nebuvo, paskui vėl ėjau, bet aš ne visus judesius dariau, tai realiai man lyg paskutinės savaitės pagaliau iš tikrųjų pradėjau pilnai šokti. Bet jau, šokau, dainavau, čia va, bus įdėta trumpi montažai iš šimtadienio. Žiauriai smagu. Ir dar vaidinau, šokau, vaidinau. Try
Vakarais daužydavau langus, galvoje mano švilpavo vėjai, aš nešiojau suplėšytas kelnes ir nieko klausyt nenorėjau, kol jinai pas mane nelaboji, į namus vieną kartą atėjo. Labai fainai buvo, man labai patiko. Ir ta suknelė, manau. Guys, okay. Aš atrodo, lyg aš išreiškiau. Ne, bet aš tai mano mėgsmės spalva ir aš nusprendžiau, kad reikia man biškį spalvos gyvenime. Nors ir mano pagrindiniai fitai tokie ir aš labai lavinu tai. Aš taip pat myliu rožinę ir reikia kartais ją ir panešioti. Tai va. Galvoju, ar tarp šimtadienio ir paskutinio skambučio yra kažkokių grand events, aišku. The most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Be straipsnių mokykloje, kur Karolis buvo užpultas ir aš buvau šalia ir trauma man buvo tokia biškutį maža. Tai net nebeatsimenu, taip blank, tai kas egzaminai, guys, buvo ruošiamas egzaminam, toks pasiruošė mokytis, na. Bet pasiruošė tiem egzaminam, mat, kai nebuvau pasiruošę. Čia dėl to tiesiog sėdžiu ribom, bet grįžtam prieš egzaminus, buvo paskutinis skambutis. Nežinau net ką sukėlėsiu, bet jau mūsų tema buvo Peaky Blinders. Šimtadienio tema įką buvo peleniai. Tai vienu žodžiu. Mūsų tema buvo Peaky Blinders, aš nusprendžiau būt spalvota, man labai patiko ta suknelė, aš ją užsisakiau ir aš ją nešioju. Nes pirmą ryštą turėjo būti kitokia tema. Tai aš ją vis tiek užsidėjau. Aš pakeičiau ją, kad atitiktų iš dalies temą. Man laiko. Pasakyk kažką. Tai aš jau pasakiau vaikišką plovyklą. Valas jūs neapsakė. Interviu. Man labor. Aš noriu pasakyti kažką. Let's go! Nežinau, ar jis matos. Aš jau 3 kartus jam prasipūtus niekur kitur. Tada jau girtu. Jau tada ir narkotikų testai. 600. Toliau nebuvo. Taip, kad nebuvo taip šalta. Galima parduoti visada, bet jeigu uždėti promaukas žmonės. Žmonės, nes ten buvo tik ranka, pavyzdžiui. Skambutis ir aš apsišarme. Aš negaliu. Man yra taip liūdna palikti tą mokyklą. Jinai tokia nuostabi, tokia nuostabus žmonės, tokia nuostabus mokytojai, mokiniai, aplamai ta bendruomenė, jinai tokia, visiems yra skirtingai ir aš labai dėkinga esu, kad aš likau to, kai man taip pasisekė, kad aš ir žiauriai gerą klasę gavau ir su žmonėm, kuris žiauriai faini ir visi mokytojai, su kuriais aš bendravau,
jie pagarbiai, aš pagarbiai. Jie labai faini, aš labai laiminga, aš labai tikrai pasilgsiu Sūduvos ir aš manau, kad aš dažnai ją aplankysiu, nors planuoju studijuoti Vilniui, bet tik Marijampolėje reikia Sūduvą. Tai va, mano sesija atėjo į 9 klasę, tai aš pilnai neišeinu, bet nes aš, žinot, aš 11 klasį į Klevėlį prisijungiau, tautinių šokau. Aš labai daug visur dalyvavau, stengiausi kuo daugiau dalyvauti mokykloje, man labai patiko, nebūtinai konkursas, bet renginiuose. Ok, tai dalyvavau, tai jo, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad tai dariau, nes čia va patarimas jums, nesvarbu ar mokykloje, ar kur, darykit, dalyvaukit visur, nes žiauriai smagu ir žiauriai paskui smagu žiūrėti tuos visus prisiminimus ir tuo metu, ir gal tuo metu realiai stresas prieš pasirodymą, man jau labai mažai streso, aš nelabai jau turiu senos baimės, bet gal ir stresas gali būti, bet vis tiek darykit, gal tuo metu nepasimėgausit, paskui pasižiūrėsit, kaip buvau ir vysit kaip nuostabu ir kad tikrai reikia dalyvauti. Nes aš manau, kad tiem žmonėm, kurie nieko mokyklų nedaro, vos su kažkuo bendrauja, tikrai gali sakyti, kad, ne, mokykloje man nepatinka. Jo, bet jeigu tu visur dalyvauja, ir jeigu patinka, bet jeigu visur dalyvauja, žinai, putting yourself out there, išeini iš savo komforto zonos, tai viskas čia. Čia mano life advice, guys, man 18 metų, what, reikia life advice. Tai va, šiaip dar 12 klasė, kas vyko, tai mano gimtadienis, kuris buvo Monster High tą mūsų. Ir aš Drakulaura Rožinė. Jau nes Drakulaura visada buvo mano mėgstamiausia, tai kaip aš galėjau vieną būti. Ir jau, aš galvoju, man lyg viskas. Čia toks mano small update, aš nežinau, kaip dažnai aš kelsiu, nes aš dabar šiuo metu dirbu. 4 dienas dirbu, 4 laisva, 12 valandų ir aš nežinau, kiek aš turėsiu jėgų kažką filmuoti, bet žinau, kad tikrai kelionę nufilmuosiu. Jūs matysit, aš nufilmuosiu. Jo, ir bandysiu kuo daugiau savo gyvenimų ir tiesiog gal kaip universitetui ruošiuosi, jeigu įstosim. Jo, tiesiog tokius. Nežinau, kaip dažnai nieko negaliu prižiūrėti, bet tuo pačiu metu būtų labai gerai, kad jeigu prašyt, ko nori daugiau iš manęs matyti, nes jo, reikia idėjų. Tai aš ne prieš rekomendacijoms, please. Jo. Man lieka viskas, gal, nežinau. Vienu žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko šitas ateitas, aš šiandien nežinau, kuo likius. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir aš tikiuosi, kad jūs liksit su manim ir matysit mano gyvenimo kelių, nes aš tikiuosi, aš savo pasižadu ir aš tikiuosi tai įvykdyti, kad aš kelsiu daugiau video ir jo, ir šitas hitins off ir bus daug geriau ir mano commitment šitam bus daug geresnis negu buvo visą šį laiką, nes buvo toks, mes su Gerda, ok, jo, gerai, mes darysim, tada nustojom, tada, tai gerai, tai aš perėpsiu, nes aš vis tiek to noriu. Bet tada vis tiek taip ir, bet aš supratau, kad aš tikrai to noriu. Aš tiesiog tam nebuvau pilnai pasiryžus, bet dabar aš pasiryžus. Tikiuosi. 3 times the charm, guys, 3 times the charm. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote ir iki!